Ar kada nors teko susidurti su tokia situacija, kad atvažiuojate prie vartų ir nerandate vartų pultelio? Mums dažnai tenka susidurti ir šiai problemai išspręsti turime sprendimą GSM imtuvą. Tiesiog paskambinate į imtuvui priskirtą numerį ir vartai atsidaro. Užtenka vieno skambučio. Interneto nereikia, užtenka tik SIM kortelės. Kas yra svarbu, šis sprendimas yra saugus, nes vartai bus atidaromi tik tokiu atveju, jeigu skambutis bus gaunamas iš įregistruoto numerio. O įregistruoti numerį galite jūs arba administruojantį bendrovę. Tiesiog priskiriate savo numerį kaip administratorių ir galite tvarkyti, pridėti, ištrinti numerius, kurie gali atidaryti vartus. Tai yra patogus, paprastas ir modernus sprendimas, jeigu norima atsisakyti vartų pultelių arba tokią sistemą turėti lygiagrečiai ir naudoti tiek vartų pultelius, tiek skambučius, kad vartai atsidarytų. Įsivaizduokime situaciją, kad atvažiuoja kurjeris, kiemas užrakintas, nieko nėra, o didelę dėžę norėtumėte, kad kurjeris paliktų po stogeliu. Tiesiog nuotoliu atidarote vartus, vienas skambutis ir jūsų siunta yra saugi. Dabar pademonstruosiu, kaip veikia šis imtuvas. Paskambinsiu iš savo telefono numerio į imtuvą ir užsidegs LED lemputės. Taip pat analogiškai veikia ir prijungus prie vartų automatikos. Taigi. Puiku, mūsų vartai atsidarė, galima taip pat sureguliuoti užlaikymą, galima taip pat gauti atgalinio ryšio žinutes, jog ar vartai buvo atidaryti, ar priimtas signalas ir taip patogiai bei moderniai galite atsidaryti savo vartus.